Taip, tai galiu pasveikinti merginas, kad tikrai išlaikė, nes čia toks maratonas mums per 5 dienas 4 rungtynės. Aišku, sunku tą išlaikyti, tokį tolygų žaidimą, tai tas gal bangavimas ir buvo. Aišku, buvom sutarę, ką turim daryti ir truputį pritrūko tokio blaivaus mąstymo, bet čia vėlgi gal vadinkim, nuovargis atsiliepė. Bet gerai, kad viskas baigėsi, sveikinu komandą su pergalė. Sakykit, toks palaikymas gausesnis neįprastai šį kartą Sūduvai padėjo, ar galbūt kartais žaidėjas išmušė iš vėžių? Nežinau, manau, kad turi padėti ir tikrai noriu dar pakviesti, nes dabar tik tai artėja tos rungtynės, kur visos svarbios ir ketvirtas bus šitos Baltijos lygos ir kitos rungtynės. Tai tik tai tegu ateina ir palaiko, manau, tikrai panelės užveda ir neduoda atsipalaiduoti, nors matosi, kad mes vis tiek banguojam. Treneris Kykiai teko matyti, jog netgi lentos, derinių lentos vienu metu nelabai atlaikė, ar ne? Tai sakykit, kas taip išmušė iš vėžių galbūt? Ne tai, kad čia išmušė iš vėžių, paprasčiausia gal iš tokio nelabai tvirto medžiagos padarytas, nes tikrai nebuvo ten kažkas specialiai ir kažką ten paprasčiausiai į žemę prieš save truputį gal stipriau ją mestelėjau ir jinai skilo per pusę, bet čia ne tai, kad buvo, kad kažkas tai ten specialiai ir kažką, aš nesu iš tų trenerių, kur ten tas mėto lentas ir daužo. Taip, truputį buvo vienu metu, gal taip susinėrinęs švelniai pasakius, bet čia ta lenta tikrai neturi tos įtakos, kad čia specialiai ar kažką tai. Tai treneri, per 5 dienas sužaidėt 4 varžybas ir sakykit, kaip vertinat, kokį pažymį rašot komandai? Ne, tai tik aukščiausią galiu parašyti, nes visos laimėtos, tai kaip bebūtų tikrai aukščiausias pažymys ir geri žodžiai komandai, kad kovojo ir tikrai visas laimėjo. O taisytinų dalykų, kaip visada, jų yra, buvo turbūt ir bus jų. Sakykit, labai džiaugtis laiko, kai neturite, visai netrukus laukia išvyka į Garliavą prieš Sirenas ir kovo 15 ketvirto rato pabaiga prieš Uteną ir galimai paskutinės rungtynės, ir kurios lems galbūt netgi pirmąją ar antrąją vietą užims Sūduva, ar ne šiame sezone, tai sakykit, trumpas žvilgsnis į ten. Taip, to poilsio kaip ir daug tikrai neturim, tas įtemptas tvarkarašys mūsų, bet aišku, stengsimės vis tiek, mes dirbsim savo įprastų režimu ir stengsimės išlaikyti tą pirmą vietą, kad turėtų aikštės pranašumą. Bet jeigu nepasiseks, tai teks iš antros vietos. Patirtį jau mes turim 2 metus iš antros vietos, aišku, to finalo laimėti nepavyko mums anksčiau, nes buvo tada ryškiai jau, pavadinkim, stipresnė Utena, dabar yra apylygės mūsų komandos. Tai manau, kad neturėtų problemų ir iš antros, bet aišku, stengsimės išlaikyti mes pirmą vietą. Ačiū. Tai per pertrauką sakėte, kad reikia išlaikyti skirtumą, o staiga paskui viskas pradėjo banguoti. Ačiū, Dievui baigėsi laimingai. Kažkaip pradėjom, nežinau, ar išėjom truputį nesusikaupusias ir nežinau, jos taip greitai užbėgo, pradėjo ant greitų labai daug pulti ir mes nespėdavom grįžti į gynybą ir kamuoliai. Labai neatsitvėrėm kamuolių, jos gavo antrą šansą ir taip dasivėjo mumis. O gal čia pasireiškia tas nuovargis nuo maratono rungtynių jau? Kaip treneris Rūbiniai sakė ką tik, tai nuovargis yra neįmesti iš po krepšio laisvam. Nuovargis yra iš tritaškio nepataikyti, bet gynyboje atsitvėrimas, nežinau, kalbėjimas, tai nežinau, ar čia nuovargis. Sakykit, tavo galva, Laura, kaip pavyko tą maratoną išlaikyti? Mano galva tai puikiai dėl to, kad laimėjom visas varžybas, o šiaip kai kuriuose varžybose, aišku, galėjom ir geriau laimėti, ir mažiau klaidų padaryti, daugiau kamuolių atsikovoti, bet yra kaip yra ir dabar džiaugiamės pergalėm. Justina, tai kokios tavo buvo šios varžybos? Pralaimėjimas tai turbūt nekokios. Sakykit, pradžioje paleidot Sūduvą į priekį, tačiau vėliau pavyko prisivyti varžovės. Susikūpėm. Sakykit, kodėl nepavyko, galutinai tos eigos perlaužti? Nežinau, gal pritrūko šiek tiek derinių, iki galo nepadarom, bet manau, tai ištaisytina ir kuo tolyn to bus viskas geriau.
Pasakykit, tai kaip ruošėtės prieš šias varžybas? Kaip ir prieš kiekvienas, kelis derinius varžovų pasižiūrėjom, nieko ypatingo nedarėm iš tikrųjų. Pradėjom gerai, bet kai prasidėjo keitimai, norėjusi suteikti šansą jaunom žaidėjom. Ir kantriai laukiau. Ta kantrybė, aišku, atėjo -10 taškų. Bet nieko nepadarysime, mes jauna komanda. Ir ateina lemiamas sezono kovos, kur reikės visų. Tuo labiau, kad čia tos varžybos dėl rezultato praktiškai nieko nelemia. Ir norėjusi, kad jos pajaustų kai kas, ką reiškia rungtynės su tokiais varžovais, kas mūsų laukia, sakykime, ateityje. Ir tas davė tą tokį, sakykime, -10 taškų. Ir praktiškai lygiai tas pats buvo antra pusė, kai tik tai mes normaliai, sakykime, sužaidžia, išeina keitimas vėl jauna žaidėja ir vėl mes gynybą nesusitvarkom. Ir vėl pas mus yra skylė. Bet mes, kaip sakyt, turim apsišarvuoti kantrybę. Ir kartais norisi, aišku, laimėti, aišku, gal žaisti 6 žaidėjas, bet tai nėra mūsų tikslas. Nėra mūsų tikslas. Aišku, šiandien norėjusi daugiau prorotuoti, daugiau suteikti kitom žaidėjom galimybių, bet, žinot, yra sudėtinga išimti pagrindą, kai jisai žaidžia, stengiasi ir nori laimėti ir pasodinti ir leisti kitas, kad praloštų rungtynės. Nesinori. Tai treneris, sakykit, Sūduvos komanda šiandien baigė tą maratoną, ar ne, per 5 dienas, tai buvo 4 varžybos. Sakykit, ar mėginote Sūduvą pagauti ant to nuovargio? Nėra mūsų tikslas ten kažką gaudyti, kažką pagauti. Mes einam turim savo, sakykime, kažką užsibrėžę, ar einam į priekį, net, sakykime, ruoštis kiekvienom rungtynėm, mes ruošiamės minimaliai, nes jos turi ir mokslus, ir visus daug dalykų, ir mes treniruojamės vieną kartą į dieną, ne visada, nes taip yra. O Sūduva, žinot, aš kai žaidžiau, tuo metu Sūduva žaidė tik moterų lygą. Mes žaidėm Euro lygą, Baltiją ir moterų lygą, ir visada ir pabaiga būdavo be abejo per 5 dienas į 3 rungtynės ir 4 rungtynės ir niekas nekreipdavo dėmesio, pasakydavo, čia jūsų reikalas. Tai aš irgi sakau, čia jūsų reikalas. Jūs nusprendėt, yra ok, aš sveikinu, nes šitom žaidėjom reikia žaisti. Jos yra jau su patirtim, jos yra atidirbę ir aš manau, Sūduva praktiškai yra vienintelis klubas, kuris tikrai turi profesionalią komandą. Nes tai yra pabaigę mokslus, jos dirba, manau, 2 kartus į dieną ir branduolys išlikęs jau keli metai ir finansavimas yra stabilus keli metai ir aš manau, tai yra matosi rezultatas. Kelių metų darbo. Tai yra, ką mes, sakykime, norėtume siekti ateityje. Mūsų kelias tik prasideda. Dar treneriui norėčiau šiek tiek grįžti į rungtynės ir paklausti apie pačią rungtynių pabaigą. Tas įtemptas rezultatas, sakykit, ko pritrūko vis tik, ar tikslumo, ar ko, kad galbūt Kibirkštis būtų iškovojęs pergalę šiandien? Paprasčiausiai užbaigtumo. Ten, kas yra mūsų kai kurios, sakykime, žaidėjos, netgi yra nemažai, sakykime, net žaidėjų, kurios, nemato aikštės, neskaito situacijų. Tai yra, kai kam žaidimo patirties trūksta, kai kas dar jaunas. Ir to neskaitimo situacijų, nematymo aikštelės. Ir mums ir pritrūko pabaigoje, nes galimybė buvo.